Sveiki, brangus tautiečiai. Šiandien kaip tik įsijungi televiziją, radijo imtuvą, atsiverti laikraštį, bet kokią sisteminę žiniasklaidos priemonę, tai be to, kad ne šiandien, o rytoj kariausim, gvildenamos ir kitos problemos. Viena iš jų yra pinigai. Pinigų nėra. Jų nėra nei mokytojam, jų nėra medikam, nėra policijai, nėra žemdirbiam, neįgaliesiem, senoliam, niekam pinigų nėra. Tik tai klausimas iškyla, kodėl jų nėra ir kur jie pasidėjo. Galbūt nusėdo valdininko kišenėse. Galbūt maksimaliai remdami Ukrainos karą, mokėdami po 1,84 BVP, tai yra stambiausia suma visame pasaulyje, per daug išsileidom, galbūt be reikalo skolinamės patys ir aukojam kitiems. O galbūt todėl, kad žlugdomi Lietuvos verslai. Galbūt todėl, kad Lietuvos pramonė traukėsi iš Lietuvos. Galbūt todėl, kad nesąmoningai eikvojami yra ES skiriamos lėšos. Vieno žodžio rezultatas aiškus – pinigų nėra. Mūsų komanda taip negalvoja. Yra sričių, kur pinigai guli tiesiog ant paviršiaus, tik tai reikia jo sugebėti paimti. Paminėsiu keletą. Pirma, tai tranzitas. Lietuva per amžius buvo, yra ir visada bus tiltas tarp rytų ir vakarų. Ir tuo mes privalome naudotis. Autotransporto tranzitas, geležinkelio tranzitas, Klaipėdos uosto galimybių pilnas išnaudojimas. Galų gale, Zoknių oro uostas turi tapti dvigubos paskirties ir aptarnaut transatlantinius krovininius skrydžius. Tai pinigai. Mūsų valstybinės strateginės įmonės. Man tikrai neaišku, kokiu būdu ir kaip jos buvo parduotos, išparduotos, pavogtos, ar kaip ten bebūtų, bet jos nebepriklauso mums su jumis. Jos nebėra daugiau Lietuvos piliečio nuosavybė, kas turėtų būti. Jas susigrąžinsime atgal. Pažiūrėkite į įmonės, kurios teikia Lietuvos gyventojams, piliečiams, gyvybiškai svarbias paslaugas. Jos ne tik, kad negali būti pelno siekiančios, bet tikrai tokiomis nebus. Energijos resursus mes privalome pirkti ne per tarpininkus, o tiesiai iš gamintojų. Galų gale turizmas. Mes esam unikali valstybė su unikalia istorija. Mes, lietuviai, esam paskutiniai Europos pagonys. Ir tai domina mūsų kolegas vakaruose. Kaip tai buvo, kodėl tai buvo, kaip taip yra. Mūsų gamta, mūsų architektūra, visa tai yra nuostabu ir unikalu. Ir daug kas su malonumu praleistų atostogas vasarą prie ežero, negu kad prie šiltos jūros. Ir mūsų tradicijos. Visą tai mes ne tik tai galime, o privalome pasiūlyti savo draugam. Bet prie viso šito mes turime nustoti kalbėti apie tai, kad ne šiandien, rytoj įvyks karas, nes į nesaugią aplinką niekas nevažiuos. Dar viena tema, tai yra aukštosios technologijos. Žinau, kad Lietuvoje yra įmonių, kurios gamina unikalią produkciją, kurių analogų pasaulyje nėra. Tai jom reikia padėti. Valstybės vadovybės, vyriausybės, prezidento ir Seimo pareiga yra ne apsunkinti verslo gyvenimo, o padėti jam. Sukurti sąlygas, kada verslas jausis džiaugsmingai ir gyvybingai, kada matys, kad mes laukiame, kada verslai ateis pas mus ir kuo mes jiem galim padėti, o ne atvirkščiai neuždėti apynasrių. Aš ir mano komanda žinome, kaip tą padaryti ir tikrai padarysime, jeigu jūs, Lietuvos piliečiai, mums parodysite savo pasitikėjimą.